Nušvitę santykiai. Kai poroje abu partneriai yra aukšto sąmoningumo ir suvokia save kaip besivystančias sielas, taip pat aktyviai siekia išgyti, paleisti ir integruoti sielos problemas, pora artėja prie nušvitusių santykių. Tai nereiškia, kad tokiems žmonėms yra lengva. Santykiai yra sunkus darbas, ypač tiems, kurie suvokia atsakomybę už savo mintis ir jausmus. Savo sielos evoliucijos ir savo esybės lygmenų suvokimas veda į didesnę atsakomybę ir didesnius iššūkius. Šį etapą pasiekęs žmogus jau negali perkelti kaltės kitiems. Jis turi atidžiai, nesmerkdamas, be jokio išankstinio nusistatymo, išklausyti partnerį ir išgirsti tai, kas yra sakoma, taip pat įveikti visas bendravimo kliūtis. Yra daug efektyvaus bendravimo kliūčių. Tarp šių kliūčių yra kiekvieno žmogaus nuo ankstyvos vaikystės sukauptos programos, įsitikinimai ir išankstinės nuostatos, prielaidos, vertinimai ir išvados, kalbos barjerai, net jei abu partneriai bendrauja gimtąja kalba ir daugybė kitų veiksnių. Nušvitusioms poroms geriausia bendrauti telepatiškai ir intuityviai, bet fiziniame pasaulyje daug kas trukdo ugdyti ir naudoti šiuos sugebėjimus. Dauguma porų apsirinka, įsivaizduodamos, kad žino, apie ką galvoja kitas žmogus, ką jis jaučia ir ko jam reikia. Šią klaidą daro net sielos, kurių psichiniai gebėjimai ir intuicija yra gerai išvystyti. Dažnai sunkiausia būna pajusti tuos žmones, su kuriais sieja artimiausias ryšys, nes daug reakcijų ir išankstinių nusistatymų kyla iš ankstesnių laikų, kuriuose praleidote su tuo žmogumi. Psichinių gebėjimų turinti žmonės tiksliausius atsakymus pateikia, kai žmogus visiškai nepažįsta ir neturi apie jį jokių ankstesnių žinių. Tai yra gerai žinomas faktas. Žmogaus intelektas, puikiai sugebantis žongliruoti faktais ir skaičiais, gali būti rimta kliūtis bendrauti telepatiškai ir intuityviai. Visų pirma, nušvitusių santykių paskirtis yra padėti vienas kitam augti ir vystytis. Kitas poros tikslas yra kurti santykius, kurie jiems patiems ir pasauliui yra džiaugsmo, gyvybingumo, įkvėpimo ir gėrio šaltinis. Jų tikslas nėra pataisyti kitą žmogų, palengvinti kančią, pabėgti nuo vienatvės ar užpildyti kokią nors kitą tuštumą. Nušvitusios poros yra pavyzdys pasauliui. Nenušvitusios masės, matydamos tokias poras, gali pajausti stiprų postūmį pradėti judėti pirmyn savo sielos keliu. Nušvitusios poros susideda iš dviejų išbaigtų dvasinių būtybių. Šios būtybės neieško kitos puselės, tikėdamosi, jog kitas žmogus duos viską, ko joms trūksta. Jų tikslas yra dalytis tarpusavyje savo išbaigtumu ir sveikumu, džiaugtis vienas kito skirtumais ir suvokimo įvairovę. Jie nesiekia padaryti partnerį kuo panašesnį į save, bet vertina įvairovę ir kitokio požiūrio grožį. Nušvitusios sielos priima vienas kito žmogiškus netobulumus. Jos nesitiki viena iš kitos jokio tobulumo. Jos moka atleisti ir kartu tiek sau, tiek partneriui kelia realistiškus, aukštus reikalavimus. Jos atidžiai stebi, kad jų elgesys nepradėtų kenkti santykiams. Jos siekia išgydyti visus sielos lygmenis, kurie yra išbalansuoti,
fragmentuoti, kuriuose dar slepiasi baimė ar iliuzijos ir kurie gali kliudyti santykiams. Jos suvokia, kad iš tikrųjų jos yra beribės, galingos, kūrybingos būtybės ir visos jų žmogiškosios silpnybės yra tik nedideli nukrypimai tobuloje jų būtyje. Iš kitos pusės šios sielos nenumoja ranka į iškylančias problemas, nesumenkina jų reikšmės ir neapsimetinėja, kad neturi jokių sunkumų ir jokių pamokų. Jos yra pasirengusios atvirai ir nuoširdžiai kalbėtis apie savo mintis, jausmus ir problemas. Nušvitusius santykius simboliškai galima pavaizduoti kaip du vienas į kitą sunertus žiedus, panašiai kaip olimpiados simbolyje. Dviejose sunertose žieduose susidaro 3 sritys. Sritys, kurios nesusiliečia, yra tu ir aš sritis. Sritis per vidurį, susiliečiantis su abiem kitomis sritimis, yra mes sritis. Subalansuotų santykių esmė yra puoselėti reikiamą kiekį mes. Jeigu žiedai beveik uždengia vienas kitą ir susidaro per didelę mes sritis, išsivysto abipusės priklausomybės santykiai, kai partneriai kabinasi vienas į kitą, vienas kito atžvilgiu yra nusiteikę savininkiškai ir pernelyg stipriai prisiriša prie santykių. Tokiuose santykiuose nėra sveikų ribų. Aš ir tu sritis yra per mažos. Viskas sukasi apie mes sritį. Aš tapatinuosi su tavimi, tu tapatiniesi su manimi. Savo individualioje savastyje neturime atskirtos erdvės savo, į kurią galėtume pasitraukti. Tokie santykiai yra viską užvaldantis ir nesveiki. Jeigu žiedai beveik nepersidengia, santykiuose trūksta artumo. Dominuoja aš ir tu sritis, o mes sritis yra visai mažytė. Tokiuose santykiuose ribos yra pernelyg griežtos ir individai neprisileidžia vienas prie kito per arti. Dažniausiai tokį elgesį paskatina ankstyvesniuose santykiuose patirtis ir dar nepaleistas skausmas. Jeigu jūsų santykiuose trūksta aistros, dosnumo, atsidavimo, vadinasi, juose nėra pusiausvyros ir jums reikia rasti būdų priartėti vienam prie kito. Poros turėtų reguliariai vis pataisyti, patobulinti, geriau sustyguoti savo bendravimą. Labai lengva nukrypti nuo pusiausvyros į vieną ar į kitą pusę, todėl reikėtų nuolatos stebėti situaciją. Jeigu jaučiatės patekę į spąstus, dūstate ir norite pabūti atskirai nuo partnerio, vadinasi, esate per arti vienas kito. Jei nejaučiate santykių pilnatvės, trūksta aistros ir intymumo, jaučiatės taip, lyg apskritai neturėtumėte partnerio, esate per toli vienas nuo kito.